Tai būtent tas šūkis Lietuvos sportas ieško tavęs, jisai gal tam žmogui, kuris ir pats ieško to sporto, jisai nėra toksai aktualus ir svarbus. Bet tikrai, manau, yra žmonių, kurie nori prisiliesti, kurie dega viduj, bet kartais nedrįsta ar nežino kur padėta pirmą žingsnį, ar turi kažkokių mitinių įsivaizdavimų ar baimių, kad kažkas sudėtingo labai. Tai noriu šitą mitą paneigti. Aš atėjau į tą sportą su tom pačiom nedrasiom mintim ir tikrai būtent Lietuvos sporto universitete tai sutikau aibę dėstytojų, didžiąją daugumą, galima sakyti, 99%, kurie tikrai man tas baimės padėjo išsklaidyti, kurie, jeigu mato, kad tu motyvuotas ar tu žingeidus, tikrai tau suteiks tos informacijos, kartais gal netgi ir tiek, kiek tu neprašei, vien iš to, kiek patys jie dega to sportu, tai kreipiuosi į tą žmogų. Jeigu tu turi kažkokių dvejonių ar neiškumų, kad čia gal tau per sudėtinga ar per sunku, ar ne, būtent tavęs mes ir ieškam. Jeigu tu degi, jeigu tu turi aistrą, tu nori prisiliesti, ateik, tikrai yra aibė žmonių, kurie tau padės ir gali nuveikti tokius darbus, apie kuriuos pats net nepagalvoji, kad sporte galima padaryti.